visi, su jumis Aistė Dagytė. Dabar yra Liepos 1 diena, maždaug 7:30 vakaro. Mes esame Šventojo Stepono gatvėje 41 Vilniuje. Čia yra City Wave erdvė, kurioje vyks paroda Bangų mūša 2. Parodos autorė Birutė Česnauskienė yra menotyrininkė, dailės mokytoja ir be abejo menininkė. Aš čia atsiradau, nes mano draugelis Vilius yra autorės sūnus ir padeda jai susikabinti visą parodą. Žinau, kad Vilius yra kilęs nuo Klaipėdos, matyt ir autorė. Tai įdomu, ar dėl to tiek daug bangų čia matysime. Net nežinau, taip gal labiau save išlieti norisi. Ir kartu ta jūra duoda savo tokios energijos ir tos mano bangos, jeigu jos jau čia audringos pavaizduotos, tai irgi norisi kartais nebūt viduj gal tai ramėjo, irgi taip išsilieti. Aišku, jūra tai visų pirma, gal taip jau ta emocija, vanduo būtent, bet kodėl kokie laukai, tarkim, gėlių laukai, ar ten javai, ar kažkas, kur irgi banguoja ir tie plotai tokie dideli, ta begalybė, tokia vat užburianti ta Lietuvos gamta. Kad ir miškai, bet tada jų ten gal irgi tokie plotai didesni, ar vaizdas kažkoks iš šono, iš viršaus. Vaikai labai daug padeda, abu sūnus. Vienas vežė iš Klaipėdos su savo autobusėliu labai daug tų paveikslų ir formatai dideli ir tikrai užima daug vietos. O tai čia didžiulis dėkui Rokui, taip pat Viliui, kuris dabar va čia padeda eksponuoti, išspręsti visas iškilusias kabinimo problemas. Pilkas, nebaisus, na. Aš metras šiam du, tai čia tarp stovi nelabai tiesiai. Čia gal metras pan. Tai dar reikia irgi patikrinti, Gerai, jeigu aš metras 8,4, tai čia 2 metrai. Okay. Metras pemant. Varom. Žodžiu, paveikslas merginos aukščio ir merginos ilgio. Jo. Okay. Sveiki. Mes norėtumėm paklausti, kokį iš šių nuostabių paveikslų jūs įsigytumėte? Aš tiksliai žinau, kurį. Čia tavo po 10. O sakykite, galbūt tam būtų kokios nors priežastys? Nes ant mano paveikslas. Jūsų paveikslas? Emociškai taip, tai mano paveikslas. Emociškai. Jūs labiausiai rezonuojate su šito paveikslu? Taip, priartėkite, pažiūrėkite, kokios visapusiškos spalvos, koks chaosas jame. Visiškas mano charakteris, ką, ar nemanote? Tai, kaip viskas yra išsitaškę, labai pasako tai, kaip veikia mano vidinis aš, taip. Tačiau, kaip būtų viskas išsitaškę, anksčiau ir vėliau viskas sukrenta į vieną visumą, tai yra vandenį. Ir anksčiau ir vėliau mes pasiekėme nulinį tašką, kur viskas sugrįžta į neutralią, kurioje kartas nuo karto aš suprantu, kad viskas gerai ir aš vis dar esu su savimi. Atostogos prie jūros su visais garsais. Vietoj žuvėdrų gręžimas. Patinka garsas, patinka triukšmas, patinka nesuvaidintos emocijos. Prisijungkite prie mūsų, išgerkite alaus, pamatykite, ko nematė, pakabinkite parodą, padarykite tai už dyką, prašau jūsų, maldauju. Kiek metų tavo mama tapo? Tiek, kiek aš gyvenu ir dar turbūt antrą kartą tiek. Bet šiaip turbūt matei mamos kaip menininkės tą karjerą, ar ne? Ką įdomaus pamatei, gal kažką įdomaus pasimokei? Know your value. Čia turbūt kiekvieno menininko ir šiaip daugelio žmonių turbūt savivertės problemos. Išdrįsti pasakyti tai, ką tu iš tikrųjų norėtum pasakyti ir paprašyti tos kainos, kurios norėtum, kad tau už ją mokėti, už tavo produktą. Ir kas fainiausia, kad mes su broliu
Labai daug mamą spaudėm, kad pagaliau šitą išspręstų. Kai mes patys su savim dar nebuvom šitos problemos įsisprendę, bet žinai, kitam lengviau paaiškinti. O tu pats dabar įsisprendei šitą problemą? Savęs nuvertinimo, taip sakant. Tikrai ne iki galo, bet artėjau link to. Kokie sprendimo būdai? Ką patartum mūsų auditorijai? Kategoriškas ne. Parodė, kad ne tau jų reikia, o jiems tavęs. Tai tiek. Ačiū. Tu kaip klaipėdiškis dažnai žiūri jūrą? Kasdien. Ir ką ta jūra gero? Ką žinai, purvina viską. Purvina jūra? Mūsų jūra purviniausia, man atrodo. O ką manai apie tai, kad tavo mama tapo tą purviną jūrą? Paveikslai tai švarūs.